Mūsų filmavimo kameros viename Respublikos kolūkių milijonierių, Kaišiadorių rajono Pažangos kolūkyje. Darbų štabas, kolūkio pirmininkė Vida Gudaitinė, vyriausias agronomas Vytautas Petraitis, brigadininkai Juozas Katinas ir Vincas Mančiunskas. Deja, duonos augintojų ūpas prastas. Matai, kad lietus, ryte jau pakyli ir tiesiog galvoji. Jeigu į langą jau lietus beldžia, tai jau 6 valandą ryte jau nesimiega. O šiandien lietus. Ir galvoji, kaip reiks paskirsti techniką, nuo ko reiks pradėti. Turim pranašą, įdomus labai žmogus. Mes taip jau pasiklausėm, kaip Žukauskai bus. Trumpalaikiu to bus per atsimainimas kvadrus. Ir jau tos iki spalio mėnesio slavni lietui. Tai vakar sakė, kad nelito, nedelyje. 1929 metais labai buvo šlapia vasara. Ir, reiškia, ne tik arti rugieną nemožna buvo. Javų daug ant lauka pasilieka. Brangus buvo. Jau buvo net iki 10-15 litų šitas centmeras. Šiais metais lietų suguldė ir pažangiečių pasėlius. Visa viltis – technika. Kaimo pranašo Žukausko prognozė lyg ir pasitvirtino, bet ar ilgam? Partinis sekretorius Stasys Glebus ir tas rūgojo dangų, kam Giedro šykštauja. Palyja pusvalandį, darbo visai dienai nėra. Sugaišta 1 valanda. Nesurinkta 20 tonų, o gal ir daugiau grūdų. Šiaudas ilgas, drėgnas, kai įsivelia nei išpešt, nei išgraužt. Toks darbas ir meistrui vargas, ir technikai pražuvimas. Antanas Sinkevičius tropų žmogus, kombainą kaip laikrodį sureguliavo. Net laikė ir jo mašina. Kur nebus pirmininkė pikta. Sėkla kondicinė, trašų negailėta, laikų darbai atlikti, tik semk derlių ir viskas lyg per niek. Kaip ištveria draugė Gudaitinė? Kiekvienam, tas, kas dirba pirmininko darbą, turbūt kiekvienam būna tokių momentų, kad norisi mesti.
Praeina valanda vėl jau atrodo kitaip. Nu, dabar jau, kada vaikas didesnis lengviau. Bet pats sunkumas buvo, kada buvo labai vaikas mažas ir mokslas nebaigtas. Reikėjo ginti diplominį, vaikas buvo tik tai 4 mėnesių. Labai sunku. Kai per savaitę 7 dienas lauke, irgi nelengva. Vikšrai uždėti ratai sudvigubinti visi būdi, net ir mažieji laukuose. Iš 10 metų praktikos tai darbo tiesiog daugiausiai geda kombainai. Budėjo ir remontininkų brigada, o tik tai dėka jųjų. Iš kur to atkaklumo, jėgų? Varomoji jėga, tai mes visi žmonės mūsų dirbantieji, kadangi, kaip jeigu jau išnaudojam kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę, to šviesesnė, giedresnė. Ir žemė žmogaus neapgauna. Pirmasis ženklas, kad pažangiečiai pirmauja Javapjūtyje, rajono laikraščio fotokorespondento vizitas. Pripažinti kombainininkų socialistinio lenktyniavimo nugalėtojais per visą derliaus nuėmimą sekančiai. Pirmas – Sinkevičio Antaną. Antano, prikūlusi 263 tonas grūdų, nupjovusi 82 hektarus grūdinių kultūrų ir užėmusi pirmąją vietą, premijuojant 200 rublių piniginę premiją. Kuo trumpiausiais terminais, žinoma, imdami, už tai ir gal geresnį derlių surinkom šiais metais. Pirmą tokį derlių mūsų kolūkio istorijoje. Bet tikrai, kada matai tuos žmonės ir sakai jam ačiū, bet tas ačiū, žinot, neatstoja tą, ką jauti širdį. Į aruodus supilta po 31,5 centnerio iš hektarų. Štai kokio šiemet būta karšto meto. Ne vien pažangiečiams, visai Respublikai.